dažus maišą. Jeigu kas galvojat, kai jums dažą atkeliavom iškart bangiai, tai tiek nėra. Kiekvienas dažus reikia maišyti. Čia jūsų pagrindas. Eiktų savo. Geras. Diskusijo išaugo mintis, kad reikia stogą šauti jodą pliuonkį, nes bet kiek suvargsiam dažyti ir gali pritrūkti dažų. O tokį tuningą bet kokį atveju galėsiam pašalinti. Dažų biškėlį trūks, tai naudosiam kitus dažus. Puka ir padarė mums padą. Duoks saulės truputėlį, kad apsišviestų. Padarė mums padą. Čia ir pats, da, išmaišyti reikia. O čia ir mūsų tikroji spalva. Iš tikrųjų mes niek nesiskir. Išsidėšiam. Praktiškai nieko nesiskiria. Čia bus pirmas sluoksnis to pagrindių. Nešu savo gyvenimo prasmę. Aš bet kai gerą nusiteikęs, pamačiau ton spalvą, galvoju, kad... Jeigu esi pirikūpsi, pastoja braižai Marijampolį, tai ton vietą tikras turėtum žinoti koldunezą, tai bet kokiai. Šitą veganišką koldun porcielį. Daug žaliniai. Pabėga iš vertus. Iššovėm koldunezų, lekam numėjai ruošti multiplizerį. Dažus rinkom gražesnius, kokybiškesnius ir laką paprašiau, kad daut pat geriausiai. Augustins turėjo visi įrankius, ko reikėjo, ko neturėjo pasiskolinom ar nusipirkom. Minimaliai. Garažiuks buvau, dujom pasijungiam, pasišėlinėm, vis gerai važiuojam. Nešinas oboliukais, aš išžygiuoju pas savo mylimąją multiplytę. Šiaip geras pirikūpsins viskom pardaut, nuperk, Tai gal kam reikia seną sulankstytą multiplą sparną. Galvojau, kad reikia tos mašinėlis poliravimo, bet paskiau sužinojau, kad geriau šveitimo ekscentrinis šlifoklis kažkas toj. Nusišovė už 5-8 eurų, galvoju, geriau turėjus daiktą negu neturėjus daiktą. Visko nuomojo, paskiau nieki neturi. Pirmą dieną rabotinom su telefonas pasišveisdami. Vakar nusipirkom toj aparatą. Prišau nenon prie multipliniaus. Šitą. Opa. Visio. Greičiausia, kad prie galinį sparną jau ons nebekips. O, žiūrėkimų. Matot. Jau čia sunkia. Tai vo galėt įsivaizduoti. Kim. Ir vis dar kim. Paaiškint pacanam. Čia buvo toks pūslis. Anos biškai apsišveit, bet žodžiu, kad ans gerai išimt. Tai reikėjo dašveist iki grunto. O po to gruntų matos seni daža. Originalus. Ir paskiau eina originalus grunts. Perka dažytą mašiną, nežinot ką buvo dažyta ar prižiūrėta. Tai tokiai dalyką gali nusimatyti. O jeigu tokiai meistra kapmeso su to, tai žinok, kad nebūn tokių pričiūdų. Ir rodos nušveičiau paviršių, nugruntavom ir paskiau vėl pūstis. Ir taip kelis kartus turėjau giliai užvaryti, kol susitvarė. Tai būkėt atsargus, žiūrėkit kontargą. Tikrai žinau, kad skups moks dvigubą. Čia bus 420 tada, tai ton reikia nuimti. Opa. Fiato ženklą reikia pašalį. Nu, kapuoci nušveis, apėjau kampus. Šitą matinis, ton irgi reikia lopti. Visus reikia lopti.
fon tik tai sušveičiau, biškai su grubesniu padu, karačiu, to neita, kur buvau išsenė susiraukšlėjant. Blogą nudažytą, nulaiką, da kas nors. Pasims su biški smulkėsnį išlygins. Buvo viens šūd, pasėmiau ton šlifuoklį ir tie apšveiti plokščiai pridėjus, uns išlieta dirba. Vis tiek ilgą laukt, kol tu nubrūžini. Tai atidirbau, kad biškėlį kampų apšauni, tai geriau jam. Tai gavos tiep, kad mašins atsirado daug daubučių tokių. Tai finali užsiglaisti, bet ir tokių veitų, kur aš praėjau kampų. Čia ne Multipla ir čia ne Fiat, o čia ir Maybach. Studija reik panaikinti ant vietų, kur buvo ženklas. Subrai iš kapoto, viskas reiks naujai pirkti. Užsakyk iš krastas naujai kapotą. Tai jau primetėm, kad pinigai bala, bet iš kitos pusės man bet kiek buvo įdomi, būtent pradėti vystyti kažkokį įdomų projektą. Jau daug laiką stebėdavau visokius internetinius dalykus, savo mašinas tik tą vežiodavau pas meistrų, būdams šudaronkis užsimaniau tikrą išmokti kažko ir parodyti, kaip kas gali būti darom. Mes tikrą nedirbom profesionaliai, mes dirbom tiek, kiek žinojom, kiek mums patarė ir kiek mums leida biudžetas. Augustins apklijavo, profesionalus kliuotas, ledovas, sėdi vara, ar kaip ten sako, kokie čia žmonės, korumpuoti ir nekorumpuoti, žolinių atlaidai, telšiuose, reikia da tiek, pataisysim ir bus ledovas. Tada baigsiam tokį su letenom. Nušveičiau užrašus. Greičiausia, kad bus Maserati arba Maybach. Pus nežinau, kaip seksia šveisti. Nelabai ima. Žiai šitą pabandyk. Kaip to? Bešveitant pamačiau, kad pamiršom užpakliuoti. Čia. Tas gal toks problematiškas. Kokiam aš pūlėm važinėjom. Padongas, Michelin, pirkta, krasta, ne krasta, nupirkta ir iš naudotų padangų. Net važiuosim, man dar šį kitą veščią, nedažysim tos Multiplos, draugį neleidžia. Principiai iš sportinį interesą ir prasidėjo tas Multiplas projektas. Sakau, davai puspraskiau dažom ton mašiną. Sunksčiau buvau ruošęs ne vieną motociklą. Aišku, motociklą ir vienas reikalas pasidaryti, kits reikalas jau ir mašiną pasidaryti. Pamaniau, kad galim rizikauti. Čia Multipla, čia nieko prarais, čia bus ir įdomu, išmoksiam kažko, kažkam bus įdomu pasižiūrėti ir turėsim mašiną kelionėm. Visko darėm biudžetišką, bet naglą aklą netaupėm. Ten magija. O kon moka Augustins, tai špakliauti. O, špakliaus meistras. Kas nematys, kad tik špakliuotis. Duot, kas šiandienas.
Lauksiu kaips. Kaip negražiai tetas, kažkaip per greičių. Supratom, kad reikėtų realiai beveik kiekvieną detalę pakeisti. Tai čia tikrai nelogiška būtų pagal mūsų kišenis sugebėjimus ir tos mašinos vertį. Tokiam reikalau, manau, špaklius bus gera, ateitį pasakysim, ar apsimoka ar ne. Nu, kiti sako, kad laikys, tai laikys, tik ta rajonį jau pagarbos mums meistrelė neatidaus. Šitą moldigus nuėmėm, ant dažysėm irgi, o gal Maybach? Niekas dar nežino. Aš tą pats nežinau.